Labas rytas visiems. Štai matot, aš jau turgelį. Laukiu draugų, šiandien suvažiavimas retromanijakų. Vyksta Kaune, kadangi nevyksta Rietave, neišėjo, tai šiandien Kaune. Dabar aš dalyvausiu visą dieną. Rytiniai programai tai bus. Lauksiu prie šitų pasirenkančių draugų. Nu va štai susitikom Adomą, viską ir va. Dar prisijungia. 3 muškietininkai. Mėga dėp, teisinga maikė, blemba. Blemba, matys dabar tu su... Va, jau jie susimedžioja su kavutės. Svarbiausia. Ir priejau vieną skyrių. Štai kokiu va. Čia gali būtų kaip bitlakis kolekcionierius skaičiavimo mašinėlių. Tai jisai čia prasineštų per visas. Ne vienas čia nepaliktų. tą imtų, dar. Nu, žodžiu, visas paimtų. Visas jo, į savo kolekciją. Na, bevaikščiant visi tai stojom. Jis diskutuoja kur ką. Tėvai, pultelių. Šrotas. Nereik pultelių. Ne, dėkit čia. Nieko įdomesnio neradau. Bet visai smagiai, o kad yra. Va, ne, žaidimas yra pasižiūrėjau. Figūrėlių, kas renka. Vėl einame per turgelį ir akį patraukė vienoj vietoj. 2 komplektukas. Kokia kaina? Bet tai čia genkiuvo palaiko. Jo, čia kur tos genkiuvo palaikantis. Bet nulaužtas dantelis matosi. 65 euriukų, prašau. Brangokai. O tai čia jie gal O, užsakėm cinkonus. Nu, net nublūkęs, pažiūrėjau. O čia taip jie neturi būti? Neturi, tai... Ne, čia gali būti ta, padėlka. Padėlkė, nu. Nu, Palauk. Horų čia gamyba. nu va, padėlkinis. Padėlkės, nu. Turi. Tas pastebėjo kai ką, bet dėja. Androidinis. Džigsd. O, štai. Va, Jie daug geriau negu tikėjau, žinok. nu, Vakar rado. Golden Compass. Taip. Užrašas. Sėga. o viduj? O viduj? Resident Evil 4. O. Nu, aš ten tą androidinė konsolytė, kai paklausiau, kai pasakė kaina 60, tai vos nenukritau vietoj. Nemanai? Kuzma kažkas susidomėjo. Na, aš pagalvoju. O, Matėjus parodė MMOR CDR. Kažkai. Laser arena čia kažkoks. Nu, va, bekeliaujant, atdėjom vagonėlį. Kuzma sako, taip, nėra pinigėlių, bet aš einam pasižiūrėsim Kuzma. Pavarinsim akites. Adomas prie modeliukų. O, Blu-ray diskai. Raptai. Assassin's Creed Smurfų, koks įdomus edition. Na čia, va, kaip matėte, čia jisai ten, kaip ir anksčiau video rodžiau, va, Spektrumo žaidimukai. Viršėlis tai jau labai gerai įsilaikęs. Gerai išlaikyti šitą. O, gal ir gameplay'is įsivainė. Ant grindų dabar padėtas ir valiojasi. Čia va kaina matote. Mokėjau tada, atsimenu, ar prašė 7, už šiam 5 paėmiau, ką va čia tada, kai jis, man pasirodė labai, o, ir Ataris. Ataris yra, va, sudėkite. Junior čia. Junioras. Čia jo blokas originalus. Ne, vos tabus 4 į Geksą dėžutį įdėtas. Vat Geksas? Geksas, Va, į kasečių. Princo muzikos.
Nu, va, Paulius nusižiūrėjo, dėrėjosi ir sutarė už 8. Ne, Paulius, kiek? Nors Paulius, taigi, krepšinio fanas. Kaip aš krepšinio fanas ir originalas, bet čia... Dėkui. Nu, einam toliau po biškį, į priekį. Va, štai matau. Va, žaidimo akcija pas Marių po 3 euriukus. Pačio Mariuko nematyt, kažkur Mariukas nubildėjęs pasivaikščiot. Va, dar žaidimų. Pardavėjas iš Marijampolės su žmona prekiauja, visada būna. Nemo. Valdas kažką tais. Aš visą gyvenimą nemokėsiu paklausyti, aš šitaip atras. Nu tai palauk. Jau mokė. O, jau susiginčijo kažko. Tai palauk, gerai. Vienas šitaip gali Ne, laikyti. šitą visą laiką čia reikia. Šito visą Čia laiką pagal reikia. žaidimą arba tą. Ai, Jo, vienam žaidimui tai tam. jeigu 3D žaidimai. O, Pauliau, čia kad nepamirščiau tave su praėjusiu gimtadieniu. O, dėkui, Garenė Paterevičiai. Va, galės Paulius pasikurti senuką. Garenė Paterevičiai šluotų ekskursija. Va, kaip visada kolektyvas į žaidimų bazę. Daug žmonių nesutelpa visi. Vienu metu jau Pauliukas jau kažkur tais prie PS5 žaidimų. O mes su Kuzma į dėvėtų drabužių sužėjom. Ant Xbox'o žaidimų, ką matėm, bet nedomina Syledas. 3 eurų. O, Nu. tik atvykimas suvažiavimą, va, labai gerai va, gavo kamerytę. Juk mergaičių šitų užsisakymų savo. Žinau, iš anksto žinau, kaip atvažiuosi. Na, va, štai pas mus Skonių rūmų bazė. Neliūdna. Muzikytė groja, va. Tai dėdukas linksmina žmonės. Nu, aš keliauju. Štai šitą 12 sandėlį. Aš va į šitą užeinu dešros pamedžioti. O aš tai užeinu mažyk mėsinį ir va, matau dešros. Gal kokią sumedžiosiu dešrytę. Grįžus namo pavalgyt. Ir štai po apsilankimo turgelį, žaidimų bazėje. Visi keliaujam. Dėdės mainus padarė. Negaliu pasakyti, kad sėkmingi, nes du žaidimai ir reikia dar 15 eurų damokėti. O, nelabai dėdė pasisekė. Nu, bet žinai. O, Va, kaip tik var irgi. Ir va, atėjom į kavinę. O, čia jau Va, jau Evaldas laukia. vietiniai. Jau vietiniai sėdi jau. sėdi vietoj. Jau vietiniai sėdi mūsų laukia jau. Labą dieną. Vietiniai laukia. Na, va, aš pasiemu kavos. Paulius susidomėjęs Spektrumu. Va, iš paskos atsivėja Domas visus. Va, irgi perkasi kitas Paulius. Na, va, Paulius išbando dūmą. Kaip Pauliau valdymas. Nu, šitas valdymas nebuvo, sakyčiau, čia tas dėlsikas toks jautresnis biškį. Dar buvo tokia biškį nelabai jautas. Biškį, žinai. Ves ekskursija. Čia yra pirmas nešiojamas kompiuteris. Komerciškai sėkmingas jisai buvo, kadangi jisai vienas iš pirmųjų, kuris veikia. Na ir aišku, nešiot jo nebuvo labai patogu, bet žmonės nešdavosi ir į darbą ir iš jo. Serija, kuri yra viduje jau įdėta, tai nereikia ją tiesiog įjungti. Na, čia yra pats pirmas laptopas, bet jisai nelabai pasisekė, kadangi jo ekranas buvo gana tamsus. Tai paskui Toshiba išleido geresnį modelį, kur ekranas buvo veikiantis. Plokštelės, tai va šita yra abejose jos, tai tas įdomiau. Kompiuteris, bet kaip mikrokompiuteris jis aišku ganėtinai didelis. Čia yra pirmas žaidimas su balsu, tai Simon Says. Čia matome pirmuosius Apple kompiuterius, yra Macintosh'as, kuris nelabai nusisekė, bet vis tiek yra žymus. Apple kaip ir prasidėjo, po jo visi pradėjo daryti pigesnes kopijas ir tada mes visi galėjome pirkti kompiuterį. Čia aišku yra originalus Ataris, skaitos visai nieko. Čia yra Commodore'as,
tačiau šitas neturi su kasečių vystuvo, todėl jam reikia prijungti atskirą, tai tas nelabai gerai, bet jie kompensavo tą didelę klaviatūrą. Na, o Zenitas tai turi viską ir galima įrašyti programas, bei turi plačią klaviatūrą. Tai yra jau tokie pirmieji kompiuteriai, tai tarkim, daug kas žino Altairį, tai jį sujungus su viskom, su procesorium ir monitorium, tai galima turėti veikiantį kompiuterį, nes šie visi kompiuteriai yra veikiantis, tik aišku, dar kas neprijungti. Šitas yra seniausias kompiuteris, kurį turim, bet jį labiau naudoja radijuose. Na. Vos lošti. Mačiau, už tave trobą pastačiau. Rais. Jo, čia jau vyksta statymai jau. Statymai prasidėjo. Labai jautrus, Bet labai smulkus. O ten vyksta čempionatas, o čia Valdas išbando dūmą. Jo. Nu, suprantu, durų čia nėra, tai nereikia nieko. Nereikia čia laiką, eik tiesiai vis. Aš tą bandžiau. Nu, o mes su Pauliu persimetam žaidimą dviese. Kiti dūmą žaidžia. Aha. Turėk bėdą, dabar pamatysi, paminėsi tu mano žodį. Paskutinis neįmuši tu man nei vieno taško. Čia jau kažkas neteisingai. Aha, aha, sakau. Ar turi savo matys? Jis, į barą tiesiai. Nu, aš jais atsveikinu su kolektyvu, važiuosiu, nežinau, gal vakarė susimatysiu su jais. Kai paveiks su reikalais, ką, Pauliukai, tada kol kas, jeigu kas. Truputį dingstu, jeigu kas parašysiu, aš tau paskambinsiu kur. Ir čia netrukdysiu. Gerai. Tada susimatysim. Na, aš tai sveikinu su draugais. Nežinau, ar pavyks mano karinį daly suvažiavimą sudalyvauti. Aš noriu parodyti, kad turgelį sumedžiau. Turgus buvo nemažas, bet nieko rimto. Tai aš tik už 1 euriuką radau ant PSP žaidimą atletį kažkokį. O, visą pilną. O, disketė pabėgo. O, štai. Tai ką, visiems tada iki susimatymo kitose video. Ate.